Alio, ar girdi kas nors? Darbo metu žiūri Facebooką, visai kaip aš. Tik skirtumas toks, kad tai yra mano darbas. Su sąlyga, kad iki kitos savaitės social medijos mokymų From Zero to Hero liko tik savaitę. Noriu dar kartą priminti ir pastumėti, nemarozindamas, užsiregistruoti į mokymus, kad galėčiau iš jūsų padaryti žmogų per 2 dienas. Visa mokymuose esanti medžiaga yra padalinta į 3 sudėtinės dalis, kaip ir pats darbas su social media. Pirmas dalykas, turit žinoti, ką pasakyti, informacinė prasme, prekės ženklo vardu. Antras dalykas yra, tai aišku, kad tai turi kurti vertę konkrečiam prekės ženklui, tai negali būti ant balto lapo popieriaus parašytos idėjos, kurios kilo duše. Ir trečias dalykas, aišku, kad visas tas turinys turi būti supakuotas į epinės turinio formas. Tai apie tai ir kalbėsime 2 dienas. Taip jau tikriausiai yra susiklosti, kad dirbi su social media arba kliento pusėje, arba agentūros pusėje, bet kuriuo atveju matyt, kad esi atsakingas už konkretaus prekės ženklo komunikaciją socialiniuose tinkluose. Tai mano darbas yra padaryti taip, kad per sekančias 2 dienas turėtum nepalyginamai daugiau raumenų šitoj srity ir galėtum kovoti kaip lygus į lygius su geriausiais esančiais už lango. Jeigu esi agentūros pusėje, žinosi, ko reikalauti iš savo partnerių. Jeigu esi kliento pusėje arba galbūt sėdi ir dirbi namuose pats, žinosi, koks požiūris yra naudojamas su didžiausiais Lietuvos prekiniais ženklais, kurie į social media investuoja daugiausiai. Tai apie visą tai ir pasikalbėsime jau kitą savaitę. Registruokis pats, kad man nereiktų ateiti ir marozint, versti tavęs ar kažkokių kaunietiškų metodų naudoti. Pasimatysim kitą savaitę.